Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Parduota. Tuomet jie išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o ši tarė, Jono Krikštytojo galvos. Evangelija pagal Morkų, 6 skyrius, 24 eilutė. Saliamono atpuolimas buvo toks palaipsnis, kad prieš dar jam suprantant tai, jis jau buvo nuklydęs nuo Dievo. Beveik nepastebimai jis pradėjo vis mažiau ir mažiau pasitikėti dievišku vedimu ir palaima ir vis labiau pasitikėti savo jėgomis. Užvaldytas milžiniško troškimo palenkti kitas tautas išorinę prabangą, karalius nepastebėjo poreikio siekti charakterio tobulumo bei grožio. Siekdamas save išaukštinti prieš pasaulį, jis pardavė savo garbę ir teisumą. Ta sąžiningumo ir supratimo dvasia, kuri taip aiškiai pasireiškė jo santykiuose su žmonėmis ankstyvaisiais jo valdymo metais, dabar pasikeitė. Buvęs išmintingiausių ir gailestingiausių iš visų valdovų, jis virto tironu. Kartą buvęs užjaučiančių ir dievobaimingų žmonių sargų, jis tapo despotiškų jų engėjų. Žmonės, turintys nemažai pinigų, turėtų pasimokyti iš Saliamono. Gyvenantys pasiturinčiai yra nuolatinėme pavojuje manyti, kad pinigai ir pareigos užtikrins jiems pagarbą ir kad nėra jokio poreikio būti tokiems smulkmeniškiems. Tačiau savęs išaukštinimas yra tik muilo burbulas. Saliamonas nuklydo netinkamai panaudodamas Dievo duotus talentus. Kada Dievas suteikia žmonėms gerovę, jie turi saugotis, kad nepasektų paskui savo širdžių iliuzijas ir taip nesukeltų pavojaus savo tikėjimo paprastumui ir smuktų savo religinėme patyrime. Brangus klausytojai, pamoka, kurios mes išmokstame iš šio ydingo gyvenimo, yra būtinumas nuolatos priklausyti nuo Dievo patarimų, atidžiai stebėti, kur suka mūsų kelias ir keisti kiekvieną įprotį, vedantį mus tolyn nuo Dievo. Ji moko atsargumo, budrumo, būtinumo maldos tam, kad išlaikyti mūsų tikėjimo paprastumą. Jei norime pakilti iki aukščiausio moralinio pranašumo ir pasiekti religinio charakterio tobulumą, kaip kruopščiai mes turėtume rinktis savo draugus ir sutuoktinius visam gyvenimui. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.